šitos varžybos mūsų parodė, kas yra... Kas Lietuvoje. Taiklus, kas nelabai... Tai jūs prašau, galit klausyti manęs valgydami, aš nieko prieš. Autorius Viktoriaus Brazavičius. Tai šaudėm ir pamatėm, kas pas mus yra. Radom kam padalint ir trečią vietą pas mus šaudyme varžybose užėmė Giedrius. Trečią pirmą vietą? Trečią pirmą. Teisingai. Galėsi girtis. Kur buvai? Galėsi parodyti. Taip. Antras buvo Tadas. Pirmas mūsų medžiotojas buvo, reiškia, Pats kukliausias. Mantas, kadangi, reiškia, mes taip galvojam. Lėkštučių karalius. Vadinkim savo vardais. Pavadink, Knyslė. Nu, bratka. Būčiau žinojęs, irgi būčiau atvažiavęs, nu. Visus, ko mums reikėtų pavydėti ir pasimokyti. Tai mes taip pagalvojom ir aš nusprendžiau, kad jos visos užėmė pirmą vietą. Taip, Kristina. Oi, patekėmės daviniai bučiuonės, nesupratau. Aš irgi noriu daryti sveikinti. Ramiai. Aida. Nu ir... Neringa. Ir turėjom tarp moterų humaniškiausią, kuriai nepavyko. Tyčia ar netyčia, Daiva. Jin yra taupiausia, jin lėkštutės taupia. Kam jie šaudė? Taip. Moterims už antis neduosit nieko? Už ką? Už antį nušautą nieko neduosit? O antį nušovėt? Nu buvo vieną antį nušoviau. Kaip čia? Ne. Aš pasikartosiu. Lūzeriai, ta prasme. Buvo du. Vienas ir kitas, abudu Gediminai. Bet kadangi pačios stažas medžioklės yra didesnis, tai tau labiau nepasisekė. Taip, kad apdovanosim, reiškia. Ačiū labai. Ačiū. Kokie dėmė. Dovanos baigėsi.